Sveiki visi, turime 4:00 popiet, ketvirtadienį tradiciškai ir kalbamės apie finansų rinkas. Tai 180 kartas, 180 savaitė iš eilės, kai mes kalbamės ir gruodžio 7. Sveikinu su žiemos pradžia. Tai metai juda labai sparčiai į pabaigą. Kas vyksta finansų rinkose? Iš tiesų, artėjant, čia galima įtarti galbūt kalėdinį periodą ar kažką tai panašaus, bet iš tiesų ramuma rinkose jaučiasi labai stipriai ir praktiškai visą lapkričio mėnesį ir dabar prasidėjusi gruodį, jau pirmą savaitę, stebime tai, kad finansų rinkos yra itin ramios. Tai tas vadinamas baimės indeksas, VIX indeksas šiandien dienai yra siekia vos 13 punktų. Yra per pusę punkto, per pusę punkto nuo šių metų žemumų. Na ir kažkokių labai didesnių pokyčių nėra. Tai vis dar ramuma, finansų rinkos dosnios duoda gerus rezultatus. Kokios naujienos pasiekė mumis? Tai visų pirma, Vokietijos rekordai. Tokioje ramoje aplinkoje Europos akcijų indeksai, kalbėsime ir apie JAF indeksus, bet Europos akcijų indeksai šauna į viršų. Ir visų pirma, čia pirmauja Vokietija. Tai jeigu Jungtinėse Amerikos valstijose mes galim kalbėti, kad technologinės kompanijos viską ištraukia ir visos kitos kompanijos dreifuoja, tai Europoje, ypatingai Vokietijoje, kur yra pramonė, kur yra stipri pramonės atstovai, na, iš tiesų akcijų indeksas šią savaitę pasiekė visų laikų rekordą. Na ir praktiškai nuo praėjusios krizės, nuo 2009 metų, savo vertę per 14 metų paaugino daugiau negu 3 kartus. Na, o pavyzdžiui, nuo pandemijos pradžios, kai buvom išsigandę būtent pandemijos 2020 metų kovo mėnesį, indeksas pakilo beveik 70%. Tai per trumpą laiką dideli rezultatai. Na ir paskutiniu metu tas judėjimo greitis yra pakankamai didelis. Ir panašu į tai, kad investuotojai vis tik tai prognozuoja, kad ekonomikos, jeigu ir stagnuoja dabar šiuo laiko momentu, tai sekančiais metais jos apsisuks ir judės į priekį. Šiek tiek pasitikėjimo suteikia ir tai, kad prasideda politikų pokalbiai. Tai pandemijos metu, karo metu, kuris vis dar nesibaigė Ukrainoje ir Izraelyje, na, iš tiesų buvo pasigesta to dalyko, kad didžiosios pasaulio ekonomikos tarsi daugiau laiko skyrė rietenoms tarpusavį, tai yra kalbu Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Europos Sąjunga, kai yra 3 pagrindiniai drambliai, ant kurių stovi visa pasaulio ekonomika. Ir buvo milžiniškas šaltukas, kuris dvelkė tarp šių 3, sakykime, regionų, taip turbūt juos reikėtų įvardinti. Ir tų pokalbių nebuvo. Dabar, kas paskutinėmis savaitėmis vyksta, tai mes matome kinų lyderio Xi vizitą į Jungtinės Amerikos valstijas, ganėtinai ilgą vizitą, tai yra užtrunkantį praktiškai visą dieną. Ir skiriant labai daug laiko pokalbiams, tai nebuvo pokalbiai, kurie trunka pusvalandį ar trunka valandą, tai yra 2 valandas trunkantis pokalbiai. Na ir dabar mes matome Bloomberg'e pranešimus apie tai, kad Europa taip pat kalbasi su kinais ir nori matyti vieną iš pagrindinių partnerių prekybos klausimais. Tai pokalbių daugėja ir tai rodo, kad vis tik tai pasaulis gali tartis ir kažkaip tai grįžta prie savo tokių pamatinių dalykų, tai yra vis tik tai prekyba, tamprūs santykiai yra daug geriau negu blogas karas. Tai šioje vietoje tas pagyvėjimas greičiausiai ir atsispindi ir pačiose finansų rinkose, ramuma, nuoseklus indekso augimas, jisai iš čia ir ateina. Kas dar? Šiandien Europos centrinio banko vadovė Lagarde kalbėjo apie palūkanas, tai indikacija buvo tokia, kuri rinkas vėlgi nuteikė optimistiškai, tai yra tai, kad palūkanos kitais metais gali būti kertamos arba mažinamos sparčiau negu buvo tikėtasi iki šiol. Priežastys labai paprastos, tai yra infliacija pasitraukia, ekonominiai procesai lėtėja vis tik tai Europoje, skirtingai nuo JAV, kaip praeitą savaitę apžvelgiant PMI rodiklius, tai Jungtinės Amerikos valstijos po truputį skinasi į priekį. Europa,
geriausiu atveju pasiekė dugną ir ties juo, sakykime, kapanojasi. Tai Europos centrinis bankas nori turėti lyderystę mažinant palūkanas, taip demonstruojant, kad šis regionas gali staigiai atsigauti. Buvo nuostaba, sakyčiau, šiek tiek tame, kad Europos centrinis bankas netgi taip užsimena, kad jisai gali būti ir vienas iš pirmųjų, kuris mažins palūkanas. Tai šito buvo sunku tikėtis, nes paprastai Jungtinės Amerikos valstijos pirmauja. Tai gera žinia yra ta, kad, ta prasme, Lietuvoje mūsų būsto paskolos taip pat turėtų pigti ir pigti sparčiau. Tai atsižvelgiant į tai, kad, pavyzdžiui, pas mus būsto paskola vidutinė yra apie 100 000 eurų vienai šeimai, na ir palūkanos tikėtinai gali sumažėti nuo 1 iki 1,5%, tai kitais metais vien iš būsto paskolų vidutinė šeima galėtų sutaupyti 1,5–1,5 tūkstančio eurų per metus ir tai yra apie 100 eurų per mėnesį. Tai nėra labai maža suma, atsižvelgiant į tai, kad vidutinė alga šiuo metu siekia apie 1300 po mokesčių. Tai būtų visai geras paskatinimas jaunoms, ypatingai šeimoms, kurios iš tiesų turi būsto paskolas ir paskutiniu metu buvo prispausti šitų klausimų. Tai atsirastų daugiau pinigų, atsirastų daugiau noro išleisti tos pinigus, verslas iš to galėtų išlošti. Kas dar? Suvesta ataskaitų už trečią ketvirtį Jungtinėse Amerikos valstijose. Seku tokį skaičių, kaip kiek įmonių naudoja dirbtinį intelektą ir tai pabrėžia savo finansinėse ataskaitose kaip įtakojantį faktorių kompanijų pelnams. Tai tiesą pasakius, antrame pusmetyje buvo pasiektas rekordas, kai buvo 180 kompanijų iš 500 naudoja dirbtinį intelektą. Trečiame ketvirtyje tokių įmonių šiek tiek sumažėjo, tai yra apie 150 įmonių indikavo, kad dirbtinis intelektas keičia jų pajamų struktūrą, bet matome, kad šiais metais iš tiesų yra didžiulis išskirtinumas tame, kad vis tik tai įmonės vis toliau naudoja dirbtinį intelektą. Tai nauja technologija, kurią reikia stebėti, kur yra ir investicinė kryptis viena iš. Tai naujoms technologijoms ateinant paprastai ir kapitalas juda į tą pusę. Tai akivaizdu, kad esame priešaušryje arba jau esame jame, kai nauja technologija vis ateidinėja į mūsų rinką, į finansų pasaulį. Kas dar? Euro kursas šiek tiek kristelėjo, pokytis nėra labai didelis, tendencija išlieka vis tik tai augimo. Labai tikėtina, kad kursas išliks panašus ties eurų 10 centų, nes vis tik tai tai yra toksai kaip ir mediana tokiam tam tikra, kurioje euro kursas išlieka. Tai mums šis kursas yra palankus, dar kartą pakartosiu, nes mums žaliavos yra gerokai pigesnis, kai euro kursas yra stipresnis. Tai dabar jisai yra apie 1% stipresnis, negu buvo dar rugsėjo mėnesį. Geros naujienos. Geros naujienos yra tokios, kad judame į gruodžio, link vidurio gruodžio, dar aišku sunku sakyti, pirmas ketvirtis turbūt gruodžio, pirmą savaitę, bet dujų kaina šiame grafike yra 40 eurų už megavatą, šiandien buvo pasiekta ir 38 eurų už megavatą. Tai yra, iš tiesų labai žema kaina. Ir ypatingai atsižvelgiant į tai, kad tai yra žiemos mėnesiai, tai praėjusiais metais, tik priminsiu, kainavo 140. Praėjusiais metais analogiškas laikotarpis 140 eurų už megavatą, tai yra daugiau negu 3 kartus didesnė kaina. Ir skelbiama, kad vėlgi paskutinės savaitės naujienos, tai yra tiek Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, didžiųjų Europos šalių dujų saugyklos yra užpildytos 95–97% lygyje. Ir ko tai yra svarbu, tai dar po savaitės 2 mes galėsime kalbėti apie tai, kad jau įpusėjame gruodį. Išėjus iš gruodžio saugyklos, primenu, gali būti naudojamos apie mėnesį laiko. Tai yra jų nepildant, kas reiškia, kad baigus gruodį ir žiemai nerodant baisių nagų, Europa galėtų visą sausį išgyventi iš atsargų nepildant. Tai sunku tai įsivaizduoti, bet teoriniam lygmenį tai gali būti. Na ir jau ateinam į vasarį, kovo mėnesį, kai sakykime, dar vasaris žiemos mėnuo, bet jau matosi žiemos pabaiga. Ir panašu į tai, kad mes šiais metais su energetika turėsime tikrai neblogą laiką, nebent
nebent kažkokia ekstra hiper šalčiai užpultų ir čia gamta iškrėstų kokį nors tai pokštą, bet panašu į tai, kad energetika neduos kažkokių tai neigiamų rezultatų. Ir tai aktualu mums kaip vartotojams patiems ir aktualu be abejo verslams, nes supraskime, kad dujos, elektra yra tampriai susijusi ir energetika buvo būtent tos priežastys, kurios pjovė praėjusiais metais rinkas ir gąsdino, tai šiais metais visiškai negąsdina ir vis daugėja gerų naujienų, ko pasekmė yra, kad per paskutinius kelius mėnesius dujos atpigo apie 20%. Elektros kainos išlieka šiek tiek aukštesnės dėl to, kad atsinaujinančių šaltinių yra šiek tiek mažiau šviečia saulė, galbūt mažiau vėjo turime Skandinavijoje. Tai kaina yra šiek tiek aukštesnė, bet čia kažkokių dramatiškų skirtumų nėra. Na ir nafta, labai įdomus viražai, naftos kaina krito žemiau $80, pasiekė $75.29 šiandien už barelį ir šis kritimas buvo lydimas netgi OPEC susirinkimo, kuriame buvo pasakyta, kad sekančiais metais tiek Rusija, kuri priklauso OPEC+, netiesiogiai OPEC'ui, tiek naftą eksportuojančios šalys kaip Saudo Arabija ketina mažinti naftos gavybą tam, kad subalansuoti kainą, bet kaina vis tiek leidžiasi ir vėlgi čia priežastis žiemos atėjimas, kuris negąsdina rinkų ir vis dar nesantis kažkoks didesnis vartojimas. Tai tas didesnis vartojimas vėlgi yra eliminuojamas elektromobilių, yra eliminuojamas atsinaujinančių energetikos šaltinių ir panašiai. Tai matosi, kad šioje vietoje kainos taip pat yra stabilios ir jeigu pažiūrėtume ilgesnę istoriją, tai va čia yra 5 metų istorija, tai dar prieš pandemiją nafta kainavo 19 metais praktiškai tiek pat. Na ir tai mūsų visiškai negąsdino. Tai jeigu jinai negąsdino prieš 5 metus, o atsižvelgiant į infliaciją ir pinigų nuvertėjimą, jinai tikrai neturėtų gąsdinti mūsų ir dabar. S&P 500, mano minėtas, pabandė šių metų rekordus sumušti ir pasiekė 4600 punktų. Dabar šiek tiek koregavosi per 1% iki 4553 punktų, bet lūkuriuojama ties arti rekordinėmis reikšmėmis. Ir tam, kaip ir praeitą kartą minėjau, tai yra padeda paskelbti rezultatai, rinkų ramumas ir panašiai. Tai bet kokiu atveju galime kalbėti apie tai, kad pati rinka šiandien dienai, šiais metais davė praktiškai 10-12% grąžos, kas yra iš tiesų labai labai įspūdinga grąža. Ir nepaisant visų pakratimo, papurtimų ir gąsdinimų, uždirbti 10-12% iš indeksų, mano akimis yra tikrai neblogas rezultatas ir šie metai, kaip ir minėjau, ko gero, kad baigsis ganėtinai dosniai. Ir viskas prasidėjo dar spalio pabaigoje, kai atsispyrė ir buvo sulaužyta tendencija, apie kurią kalbėjom kiekvieną savaitę, kad matosi, kad tendencija lūžta. Na ir ta tendencija tęsiasi toliau. Tai kol kas viskas čia irgi tvarkoja. Vario kaina buvo šoktelėjusi, dabar šiek tiek koregavosi, kažkokių reikšmingų pokyčių nėra. Na ir šios savaitės istorija, tai yra aukso kaina. Prekybos metu šią savaitę auksas testavo iš tiesų rekordinį aukštumą, virš $2050, auksas niekada tiek daug nekainavo ir buvo testuota netgi $2100, teko matyti vieną akimirką, kai jisai buvo pasiekęs šitą lygį. Tokie dideli svyravimai, aš sakyčiau, kalba apie didžiulius spekuliacinius veiksmus, kurie vyksta su auksu. Tai yra bandoma išžaisti sparčiai besikeičiančioje kainoje, uždirbti pelnus per trumpą periodą. Tai greičiausiai naudojamas ir dienos prekyba, ar ten, sakykime, kelių dienų prekyba, nes priežasčių labai rimtų auksui kilti, yra sudėtinga sugalvoti. Tai viena iš priežasčių, sakykime, dolerio stiprėjimas. Bet sutikime, doleris keliais procentais, tai yra dolerio silpnėjimas. Jeigu doleris susilpnėjo, jis apskritai pakelia žaliavą šiek tiek į viršų. Ar tai turėjo auksas pabrangti, kažkodėl abejoju. Kita priežastis, kuri aiškinama, tai yra geopolitinės įtampos, bet matome iš Vikso, kad tos geopolitinės įtampos nėra kažkaip vertinamos. Ir kitas dalykas, nesimato eskalacijos karų, kurie vyksta, tai irgi kaip ir argumentas toksai yra abejotinas. Ir trečias dalykas, infliacija, kuri traukiasi spartesnių žingsnių.
Tai dėl to, atrodo, kad aukso svyravimai yra daugiau spekuliatyvūs negu, sakykime, bandymas iš tikrųjų apsaugoti kapitalą, nes finansų rinkos kitos turto klasės taip pat duoda savo grąžą ir kažkokių čia rizikų baisių nesimato. Ir mūsų fondai, tai stumėmės toliau į priekį. Žemos rizikos fondai davė virš 2%, visi be išimties grąžą metinės grąžos. Iš kai kurių galbūt norėjosi šiek tiek didesnės grąžos, bet tai čia ilgametiškai vidurkiai jie susivienodina ir sugrįžta į tenais, kur turi būti. Vidutinės rizikos fondai buksuoja šiek tiek, bet aukštos rizikos fondai iš tiesų džiugina metiniais rezultatais su labai retom išimtimis. Tai kas liečia Aziją, kas liečia besivystančias rinkas, taip, tenais yra minusai, bet tas pats Jungtinių Amerikos valstijų fondas per metus davė virš savo metinio vidurkių 16,3% per slenkančius metus, nekalbant apie Europą, kur šūvis kosminis tiesiog 30%. Ir kiti fondai taip pat registravo solidžius pelnus. Tai tiek iš manęs, susitiksime jau gruodžio 14, vos likus savaitėj iki didžiausių metų švenčių tikriausiai, 16 val. Tradiciškai 181 kartą iš eilės. Ir sekite mumis YouTube, Facebook'e, per mūsų kanalus paspauskite like, visada smagu, kai pasidalinate ir didinate mūsų auditoriją. Ačiū Jums, laikas klausimams.